Treneri, praėjusią savaitę komandai nebuvo pati geriausia. Kokios reakcijos visų pirma tikitės iš žaidėjų? Na tikrai, čia ne pati geriausia, per lengvai pasakyta. Labai prasta savaitė, ir tas periodas sunkus mums. Pirmiausia, psichologiškai mes turim parodyti charakterį ir pradėti daryti tai, ką darėme iki tol, iki tų 2 rungtynių. Nebus lengva, nes HPL komandai viena iš tų irgi talentingų ir į puolimą orientuotų komandų. Tai pirmiausia, norėtume tos reakcijos ir to žymiai geresnės gynybos, negu kad buvo per paskutinės 2 rungtynės. Kaip ir sakėt, HPL yra tikrai labai stiprus varžovas. Kuo išsiskiria ši komanda savo žaidime? Turi daug talentų puolime, žaidžia labai greitai, daug pick and rollinių 2 prieš 2 situacijų. Jų tokie puolimo lyderiai tai yra Manford, tai yra Angola gynėjai, Braunas, patyręs žaidėjas. Volandas taip pagrindinė, kurie renka daugiausiai taškų ir juos reikėtų stabdyti pirmiausia. Bet aišku, pirmas dalykas neduotų lengvų taškų greitam puolime. Paskui per paskutinės kelias rungtynės Wolves komanda neįprastai dažnai praranda kamuolius. Kokia to priežastis? Na, čia yra sunkiau atsakyti. Jeigu vienareikšmiškai žinotume, tai turbūt pataisytume iš karto, bet gal reiktų klausti kažkiek tai žaidėjų, kažkurios klaidos galbūt dėl aktyvesnės gynybos, kitos klaidos yra sunkiai ir paaiškinamos. Užsiminėte apie kelis varžovų žaidėjus, tačiau jų komandoje Džeilinas Hordas yra naudingiausias ir rezultatyviausias žaidėjas. Ar jis yra iš esmės didžiausia grėsmė? Jisai toks labai irgi svarbus jiems žaidėjas ir jis susirinka savo taškus iš kitų situacijų. Nėra taip, kad jam kažkokie tai derinį žaisto ir taip toliau, bet jisai greitam puolime, tai pakartoja, tai prasiveržia ten kažkiek tai. Tai labai svarbus ir, kaip ir sakėt, ko gero rezultatyviausias žaidėjas. Paskutinis klausimas. Sekmadienį buvo užtraukti Citadelės KMT ketvirtfinalio burtai. Kaip juos vertinate? Ką darysi, nepasirinksi, gavom varžovą tokį, kokį gavom ir žinom, kad tai yra stipriausias, bet jeigu nebus lengva, bet reikia eiti žaisti ir stengtis nugalėti 2 rungtynės. Tai. Bet pirmiausia reikia galvoti apie rytdienos rungtynes.